Net didžiausi skeptikai pripažįsta, jog ES parama Lietuvos kaimų įsisavinama sėkmingai ir efektyviai. Kasmet įvairiai technikai pirkti, modernioms technologijoms diegti, taip pat kaimo plėtrai skiriama daugiau kaip 1 milijardas litų. Bet niekas nepaneigs, kad padėtis galėtų būti ir dar geresnė. Nacionalinė mokėjimo agentūra rinkdama paraiškas investiciniai paramai gauti šiemet sulaukė daugiau kaip 2000 pareiškėjų. Tačiau pavasarį ir net žiemą rinktų paraiškų vertinimas pagal kelias paramos priemonės įstrigo. Štai miškų ekonominė vertė didinti dokumentai buvo rinkti praėjusių metų gruodžio mėnesį. Norėjau įsigyti naujesnę techniką, įsigyti motopjūklų, krūmapjėvių dėl miško ugdymui. Tolesniam atsodinus miškai reikia ugdyti, reikia valyti, tvarkyti. O tuo norėjau pasinaudoti, gauti valstybės teikiamą europinę paramą. Tai, kad miškas tvarkomas, ir čia turbūt akivaizdu, pernai kirto, tas sodinta, bandyta tiesiog ūkininkaujama. Ūkininkaujama, taip, ūkininkauju kartu su šeima, ne vienas ir vaikai kartu. Galima būtų suteikti netgi darbo vietą, įdarbinti žmogų, kadangi miško traktorių tikrai nelaikyčiau vien tik savo reikmėm, jisai atliktų paslaugas, atliktų ūkininkams, atliktų pažįstamiems, turintiems miško vykdantiems kirtimus, kur palengvintų ir jiems, ta prasme, ir atneštų naudą man. Visas projektas 150 000 litų, parama mažiau negu pusė. Bet ir tai būtų iš esmės atnaujinę verslą. Tačiau dar spalio viduryje, kai kalbėjomės su Remigijumi, nebuvo aiškus jo pateiktos paraiškos likimas, nors paprastai agentūra dokumentus turėtų vertinti per kelis mėnesius. Nuotaika gal veikia tas pati rinka, ta ateinanti krizė, galbūt ekonominė, kadangi miško medienos kainos stipriai krito, stipriai darbos jėgos, ta prasme darbo sąnaudos brangsta. Tai va šičia gal neigiamai veiksta, kadangi ir kelia net abejonių po metų laiko ar tą traktorių netgi ir pirkti. Jeigu tokia rinka bus, kolega mano lygiai taip pat padavęs paraišką yra pateikęs pirkti tokį patį traktorių. Ir šiai dienai labai abejoja, nes vykdyti projektą reikia vykdyti kirtimus, reikia atlikti paslaugas pagal įsipareigojimus ir stipriai abejojama, ar jisai pasiteisins tas projektas. Abejonės išsklaidytos tik spalio pabaigoje. Remigijus sulaukė Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimo, jog kviečiamas pasirašyti paramos sutartį. Jis tai žada padaryti artimiausią savaitę. Tačiau paraiškas pernai teikė ne jis vienas. Beveik prieš metus Nacionalinė mokėjimo agentūra surinko 45 paraiškas paramai gauti miškų ekonominiai vertei didinti. Iki lapkričio mėnesio nebuvo įvertinta ne viena paraiška. Kodėl užsitęsė dokumento vertinimas? Ar tokia situacija nesutrukdys naujam paraiškų rinkimo etapui? Aiškinamės Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Pasirodo, lapkričio pradžioje projekto atrankos komitetas jau svarstė 29 paraiškas, o su pirmaisiais 6, tarp jų pateko ir mūsų aplankytas ūkininkas, jau bus pasirašomos sutartys. Likę 16 projektų bus peržiūrėti artimiausiu metu. Ir vis tik gerai žinoti, kodėl taip užtruko projektų vertinimas. Reikia iš tikrųjų pripažinti, kad projektų vertinimas užtruko šiek tiek ilgiau negu buvo planuota. Tai remia kelios priežastys. Pirmiausia, iš tikrųjų nebuvo ne vieno projekto, kurį vertindami mes neprivalėtume siūsti užklausimų. Tai yra įvairūs buvo aptikti netikslumai, klaidos, kai kur dokumentai ne visi reikiami buvo patikti. Tai atitinkamai vėlgi sąlygoja projektų vertinimo trukmę, nes jeigu nėra daromos klaidos, tas projektas greitai peržiūrimas ir rekomenduojamas skirti paramą arba atitinkamai neskirti. Kita vertus, reikia pripažinti ir tai, kad šitie metai, šitas vertinimas, tai yra pirmasis vertinimas 7-13 metų laikotarpyje minėtos priemonės projektų ir kaip visada, kaip taisyklė, yra bet kokios, tarkim, priemonės vertinimo pradžioje kyla įvairių teisinių, organizacinių ar techninių klausimų, nesklandumų, kurie turi būti spręsti taip, kad iš tikrųjų, tarkim, tie pareiškėjai, kurie teikia projektus, jie nenukentėtų, tai yra, būtų jų atžvilgių priimtas teigiamas sprendimas. Vienaip ar kitaip išklaidų visi mokomės, ar galime tikėtis, kad naujas paraiškų rinkimo etapas bus sklandesnis, ta prasme, kad dokumentai bus vertinami kur kas greičiau? Tai be jokios abejonės, mūsų tikslas yra greitas ir kokybiškas vertinimas. Tai tuos trūkumus, kuriuos matėme, tarkim, šio praeito rinkimo metu ir administravimo metu, mes juos stengiamės kartu su bendromis jėgomis ir su socialiniais partneriais pašalinti ir tą procesą padaryti greitesnį ir efektyvesnį. Vieni svarbiausių šiame sektoriuje agentūros socialinių partnerių yra Lietuvos miško savininkų asociacija.
kuri taip pat mato priežastis, trukdančias vertinimo procesą daryti greitesnį ir efektyvesnį. Šis sektorių kuruoja dvi ministerijas - aplinkos ir žemės ūkio. Žemės ūkio ministerija yra atsakinga už ES pinigų kaimo plėtrą įsisavinimą, tuo tarpu reglamentus, taisyklės, visokius tai bendrą įsisavinimą, tokią priemonės miškininkystę, kas liečia, rengia miškų departamentas ir aplinkos ministerija. Todėl kartais yra daug nesusišnekėjimo tarp institucijų ir tai procesas yra vilkinamas. Ar įsiklauso nacionalinė mokėjimo agentūra, jos specialistai, miško asociacijos pastabų, pareiškimų ir pasiūlymų? Įsiklauso ir įsiklauso labai atidžiai, nes jie neturi savo miškų specialistų darbuotojų tarpe ir todėl bendravimas su socialiniais partneriais, su konkrečiais miško savininkais, kurie turi praktinės patirties, kaipgi tie taisyklės ir įstatymai įgyvendinami, jiem labai vertingi. Tačiau iš kitos pusės įsiklausyti neužtenka, reikia keisti tą tvarką. Kaip greitai keisis tvarka, paaiškės jau artimiausių laikų. Dabar nacionalinė mokėjimo agentūra vėl renka paraiškas pagal priemonę miškų ekonominės vertės didinimas. Dokumentai bus priimami iki gruodžio 12 dienos, o paraiškų vertinimas turėtų užtrukti neilgiau kaip 3 mėnesius.